Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Žinojo tik Jėzus. Žmogaus sūnus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Evangelija pagal Matą 26 skyrius 24 eilutė. Mokiniai nieko nežinojo apie Judo tikslus. Vienintelis Jėzus galėjo skaityti jo paslaptis. Tačiau jis viešai nesukritikavo jo. Jėzus troško laimėti jo sielą. Jo širdis šaukė, kaip aš galiu tave palikti. Judas jautė šios meilės jėgą. Kada iš gelbėtojo rankos plovė purvinas kojas ir šluostė jas rankšluosčiu, Judo širdį varstė paskatinimas išpažinti savo nuodėmę. Bet jis nenorėjo nusižeminti, užkietino savo širdį ir neatgailavo, o akimirkai nustumti į šalį savieji paskatinimai vėl jį užvaldė. Dabar Judas įsižeidė dėl Kristaus poelgio, nuplaunant savo mokiniams kojas. Jis svarstė, jei Jėzus gali taip save pažeminti, tai jis negali būti Izraelio karaliumi. Žlugo visos viltys į pasaulietinę garbę laikinojoje karalystėje. Judas buvo patenkintas, kad nieko nepavyks gauti sekant Kristumi. Jis buvo demono apsėstas ir galutinai apsisprendė užbaigti sutartą darbą, išduodant savo viešpatį. Išdavikas Judas dalyvavo paskutinėje vakarienėje. Jis priėmė iš Jėzaus jo paaukoto kūno ir išlieto kraujo simbolius. Jis girdėjo žodžius: darykite tai mano atminimui. Sėdėdamas šalia Dievo avinėlio, išdavikas mąstė apie savo tamsius tikslus ir puoselėjo savo nešvarias kerštingas mintis. Per Velykų vakarienę Jėzus įrodė savo dieviškumą, atskleisdamas išdaviko ketinimus. Jis švelniai įtraukė Judą į tarnavimą mokiniams, tačiau paskutinis meilės kreipimasis nebuvo išgirstas. Judo likimas buvo nulemtas ir tos kojos, kurias Jėzus nuplovė, pasuko atlikti išdaviko darbą. Brangus klausytojai, kol nebuvo žengtas šis žingsnis, Judas dar nebuvo peržengęs galimybės atgailauti ribos. Tačiau jam palikus viešpaties ir savo draugų mokinių ratą, buvo priimtas galutinis sprendimas. Jis peržengė galutinę ribą. Kiek yra tokių šiandien, kurie kaip Judas išduoda savo viešpatį. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.